Žuvytės mane dažnai klausia, tai tu čia už rūsus, ką tu darysi, jeigu ateis rūsas ir sugriaus tavo namus? Tai kad nelabai man to rūso ir, ta prasme, reikia, arba ne taip, net nereikia rūso, kad tavo namai būtų sugriauti. Pažiūrėkit, kiek jau dabar Lietuvoje namų griauna, vien dėl to, kad žmogus sąžiningai susitvarkė visus dokumentus, gavo leidimą statybai. Prie kažkiek metų sako, ne, čia tau neteisingai davė, tu namus turi nusigriauti. Tai rūso net nereikia. Vien dėl to jau rūso nebereikia. Jau pati valdžia griauna mūsų namus. Žmogus teisėtai pasistatė. Antras variantas. Paimkim Kapčiamiestį. Ten irgi žmonės, ta prasme, gyveno, kūrė savo sodybas, namus. O jis sako, ne, čia jūs neteisingai vietą namus statėt. Nu ten baika, ten kažkiek biškį babkių duos. Reikia poligoną. Žiūrėkit, buvo okupacijos laikai, buvo Rusijos kariuomenė, kuri laikė visą šitą teritoriją, nedavė niekam užpult ir mums nedavė čia kovoti laisvės. Ir buvo poligonai. Kiek čia buvo rusų kariuomenės narių, ką žinot? Kiek Lietuvoje buvo okupacinės, ta prasme, kariuomenės? Ar tik nebus, aš nežinau, pasakykit man komentaruose, ar tik nebus taip, kad jų buvo daugiau negu dabar Lietuvos kariuomenė? Ir buvo poligonai, buvo karinės bazės. Bazių, man atrodo, tikrai buvo daugiau. Vien šiaurės miestelis Vilniui buvo, kaip suprantu, visas kareivių. Ten tokios rūklos, dar kažkas tai. Ir kažkaip tai jam poligonų užteko. Gal jie kariauti nemokėjo šitoje vietoje, gal pas juos kažkiek tai tankai buvo nevažiuojantys, gal šautuvai nešaudė, kad jiem užteka tiek poligonų. O dabar, kiek naujų poligonų pastatė, kiek senų plečia ir kas gali garantuoti, kad nestatys naujų poligonų ir vėl iš žmonių netiminės būstus. Tai dabar valdžia nori, kad jūs gintumėt Lietuvą nuo Ruso. Kam? Kad valdžia galėtų iš jūsų atimti namus? Tai mes dar nepalietėm klausimo nekilnojamo turto mokestis. Visi dabar jau pajausit, man atrodo, kada čia gausim mokestį nekilnojamo turto jaučiu rudenį ar dar po metų. Tai gerai, dabar čia bus nedidelis, 10, 20, 50, 100 eurų. Aišku, tie turtingieji, pasižiūrėjau, tai jie pasidarė, kad jiem nereikėtų mokėti, jie pasikėlė savo normą. O visiems kitiem, kas turi tenai apart namo dar ir šikiniką ar kolektyvinį sodą, jau žiūrėk, nuo jų reikės mokėti. O dėl ko žmogus turi mokėti, jeigu jisai jau už pinigus, už kuriuos sumokėjo mokesčius, pasistatė nekilnojamą turtą. Tai aišku, kam jums bedniakam reikia tiek nekilnojamo turto? Jūs neverti to. Per daug jūs turit, per daug jūs gerai gyvenat. Valdžia turi, kaip valdžios, bent jau Lietuvoje ir vakarų pasaulyje, valdžios yra tikslas. Maksimaliai iš jūsų kuo daugiau atimti visko, bet ant tos ribos, kad jūs dar su šakėm ar su akmenim neitumėt daužyti vitrinų ir neverstumėt valdžios. Tai tą jūs turit suprasti. Bet yra vėlgi gera žinia, kaip visą laiką pas man yra bloga žinia. Viskas tai sugrius šitoje vietoje ir nebe taip ilgai laiko laukti. Gal ir šiemet pasirodė įdomių dalykų. Bitcoinas, pažiūrėkit, kaip nuostabiai Bitcoino investuotojai patenkinti. Amerikoje jau visi šneka apie vertybinių popierių, biržų griūtį šitoje vietoje. Tik tai klausimas dabar tik kada. Ir kaip ta situacija, ar sugebės kažkiek išlaiviruoti ar ne. Amerikiečiai nusiteikė, kad bus tai 2008 metų lygis, blogiausia atveju 3 metai, man atrodo, apie tos metus šneka. Bet bijau, kad jau nauja Karnabėsė nebeišeis, ne 20 metais, kovo pradžioje, prieš pat Karnabėsės paskelbimą, Amerikoje jau irgi buvo, man atrodo, sustabdyta prekyba akcijomis, po to Karnabėsijos pagalba dėmesį atitraukė, biržos atsistatė. Bet šį kartą gali ir nebeužtrukti, nebent vėl kas pradės karą, Rusija su Amerika, tom nebom pasikeis, tai tada jau bus pofik, kokios ten kur biržos ir kas ten vyksta pasaulyje. Bet, mėlyjeji, visą laiką gyvenime yra dvi išeitys, klausimas, kurią jūs pasirenkat. Tu kurią yra pasiėmi išeitį, kai su visais eisi į ta prasme, ar bent jau bandys įsilaikyti ir žemiau kristi, gal netgi susirti savo trajektoriją kelimui. Kas norit kilti arba išbūti laimingu ir tom visom subinės laikais, yra projektas, nori pildosi.
Einat, daro techniką, susiformuoja savo naujus tikslus, nusimatot veiksmų planą ir pirmin į šviesų rytoj. Visi likusieji, ką, nieks nekaltas. Mes jūs perspėjam, bet jūsgi pratingi žmonės, arba pratingos žuvytės, gudresni už mum, mes su jums ginčytis negalim. Bet tokia atveju, jūs nuostabus. Koks būtų liūdnas gyvenimas, jeigu nebūtų mano žiūrovų.